Internetinėme Naisių vasaros radijuje skamba geriausia lietuviška muzika ir jokio popso. Naisių vasaros radijas vienintelis Lietuvoje kasdieną pristato muzikinius lietuviškus albumus. Klausykite mūsų www.naisiuvasara.lt. Švieski žvaigždėm aukštai, kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, vesk ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai, mano žvaigždė, švieski viena man likai. Nu, visi susitvarkė, gražiai gyvena, o Dieve, ką man daryti? Jurgutį priimtų, bet, negaliu vaikui užsikrauti ant sprando, gi mažiukas vaikas pas juos ir darbai. O dabar, pamatai, visai ant lauko liksiu. Ai, Dieve. O, Jėzus Marija. Nu, stogas yra virš galvos. Ką padarysi? Juk ne taip žmonės yra per karą gyveno. Ne taip. Na, ko jūs čia dabar visi užsiraukėt, ar aš ką blogą padariau? Jeigu man gatvėje dailininkas taip gražiai pasisiūlė nupiešti mano portretą, tai negi aš turėjau atsisakyti. O mum ką daryti? Vakar apvogė plėšė be miegančius. Šiandien tudingai kaip į vandenį. Poilsis atsirado. Vacin, nugi, kas čia tokio? Taigi, galėjot ramiai sau gulėt pliaže ir kam čia tas aliarmas? Aš pati būčiau parėjusi. Nu, gana. Viskas. Labą dieną. Labas. Palauk, Karpuška. O kieno tie namai, va tie čia? Šitie? Aha. Šitos namus bendrovė perpirko iš buvusio savininko. Aha. Šitie nugriuvę. Nu, tai Jo. nenugriuvė, kad gerai dar laikosi. Jo, šitos nupirko bendrovė, o pastatų žadėjo nugriauti. Matai kaip. Nu, tai ar greitai griaus? O kodėl jūs domitės? Nu, matai. Sena esu, įdomu viskas. Aha, supratau. Na tada iki. Nežinau, kada nugriaus. Iki. Matai? Nugriaus. Na štai ir paskutinis vakaras prie jūros. Gaila, kad tos mūsų atostogos tokios trumpos. Bet čia nieko nepadarysi. Vasara, kaimo žmogui pats darbymetis. Naisiai laukia. Kažin kaip ten Karpuškai mano ūkis sekasi. Radai, kam ūkį savo palikti. Na, bet nieko. Palikai tai palikai, nieko nepakeisi. Rytoj sugrįši.
O dabar geriau pasigėrėk, va, jūros vaizda, įkvėp pušino oro, druskingo jūros vėjo. Na ir poetiškas tu. Visi mes kartais tampame poetais. O aš kavinėje šokau. Ir už tai turi būti dėkinga Vaclavui. Turėsi ką prisiminti, kai bažnyčio žvakelės degiosi. Amžinai tu su savo pašaipom. Kokiom pašaipom? Tugi bažnyčio žvakelės degiosi? Degiosi, va. Ir prisiminsi saulėlydį prie jūros. Nu ką, laikas namo. Pailsėti reikia, rytoj kelionė laukia. Nežinau kaip jūs, bet aš jaučiuosi šiek tiek pavargęs. Nu čia dabar. Ne, aš tai dar neįsiu. Aš dar noriu po tiltą pasivaikščioti, einam visi, ką? Nu, einam visi. Labai toli, aš tingiu. Tai man vienai eiti. Nu, tai gerai, aš eisiu viena. Koks ten adresas, kur mes gyvenam? Eik. Nu, kas čia dabar taip vėlai? Aš su nauju pasiūlymu. Anelė, duodu už hektarą 20 000. 20 000? Nejuokauji? Klausyk, nu, ko man juokaut? Tokios kainos, žinok, niekas neduos. Tikrai. Nu, jau netikiu. Nu, turbūt jau nori apgauti seną moteriškę. Klausyk, tai aš sukčius koks nors, ką? Aš tave apgavau kada nors. Nu, žinai, aš grafo garbės žodis. Taigi tu žinai, kad aš grafas, ką? Matei, kai parduotuvėje pas mane kaba tas sertifikatas ant sienos, nu? Nu, nežinau. Matai, su Jurga reikia pasitart. Matai, dabar visi gražiai kalba ir apgauna. Tarki su kuo nori, dievim. Taigi sakiau, galit pas notarą kartu važiuoti, nu. Tik labai ilgai negalvok, nes aš galiu persigalvoti, gerai? Sutarėm? Grafo garbės žodis. Nu tai jahai, na. Tokius pinigus siūlau, nu. Dūda nebuvo. Tai gal saldainių nori prie arbatos? Oi, ne, žinok, Marija, stengiuosi saldainių bent vakarais nevalgyti. O, labas, Rūta. Labas. Viskas sutvarkyta. Variklį sutaisiau, skardą palėpį pritvirtinau. Galim ramiai laukti Vaclavą. Tai gerai, aš padėsiu į vietą. Arbatos gal nori? Ne, dėkui. Tai užėjai, Karpuška. Marija, aš tau pasakau, kokį filmą man Karpuška buvo atnešę. Žinok, toks įdomus, tikrai labai vertas dėmesio. Tu turi būtinai jį pažiūrėti. Ir iš vis, Karpuška, iš kur toks netradicinis pomėgis? Juk nebylyje kino amžius jau senai baigėsi. Nežinau, gal iš tėvų čia? A, tai tavo tėvai menininkai buvo? Ne, visai ne. Bet mano tėvas buvo kolekcionierius. Na, jis visada visko ieškodavo, kas seniausia. Tai tas pats ir su filmais. Kaip tik rasdavo kokių senų filmų, nupirkdavo, tada visi žiūrėdavom. O šiaip tai mano tėvai valdininkai buvo. Savivaldybėj visur prie valdžios dirbo. Bet dabar jau jų nebėra. Tai tu jų pėdomis nesekei? Ne, aš kažkaip labiau laisvės norėjau. O ką tu baigęs esi? Specialybė? Aš esu apdailininkas. Na, tiksliau pasakius, pusiau apdailininkas, pusiau kulinaras.
Įstojau kulinariją, gaminau, bet po to nepatiko, mečiau ir gavos taip, kaip yra. O, Marija, tu įsivaizduoji, mūsų Karpuška mėgsta gaminti. Nieko savo. Tai čia jau seniai aišku, kad jis siurprizų meistras. Na, kuo toliau, tuo gražiau. Merginos, aš galvoju prie Gardevučio filmo prisidėti. O, kur buvai? Karbavai. Kur? Kur vištas daro purpur. Klausyk, Birutė visai pasileido. Visai darbė nesirodo. Nu tai ką, nesusitvarkai vadinasi? Nesusitvarkau. Jinai turi biuletenį. Tai gali iš vis neiti į darbą. Nei jinai serga, nei ką, jinai yra visai sveika. Aš galvoju, gal man reikia nuėti pas ją, pažiūrėti kaip netin, aplankyti ir viską jai pasakysiu. Aha, galbūt ne visi nori tau vergauti. Vergauti? Žiūrėk, studentai visą dieną ant pievelės šaškėmis žaidžia. Vergovai. Ką, tu nori, kad aš uždykai jos čia laikyčiau? Aš iš vis noriu, kad jų čia nebūtų. Supratai? Kas čia yra? Priimi kažkokiu tai studenčiokus? Knisasi čia ką? Dar iš knisko nereikia. Man jie kavinai padeda. Padeda, ja? Dar ne visus indus sudaužė, ne? Vieną puoduką dar turi kavai atsigerti. Tai bent pavakarys. Gerą kaime. Tavo ėjimas. O žinai, ta šiandieninė ekskursija buvo labai naudinga. Tavo ėjimas, sakau, eik. Ir ta Jurga moka taip gražiai pasakot. Tu gali paeiti. Ir taip su užsidegimu. Pats tik neužsideg. Ant žemės archeologija. Aš tikrai tikiu, kad mes Naisiuose rasime daug įdomių dalykų. Pala, tu damkę turi? Nu taip, aš nukirtau 2 šaškes. Vienu šoviau 2 zuikius. Sekas svajoklė. Reikėtų nuo rytojaus pradėti rimtai ieškoti. Tik kažin, kur ta šventvietė galėtų būti? Gal pradedam naują partiją? Nori vėl pralaimėti? Kaip čia dabar? Algimantai? Ne, nieko. O kaip mes čia užmygę buvom? Įsivaizduoju, taip parėjom, prisėdom, pasišnekėjom ir dar tokio mano gyvenime nėra buvę. Nu jo, man taip irgi gyvenime dar nėra buvę. Nu, bet tai kaip čia būtų, sėdėjom ir užmygom šitoj lovoj. O taip, pasišnekėjom ir ištiesėm kojas. Nu, tu vat, kalbėjai, paskui nutilai, o aš jau snuduriavau. Tavo balsas mane tik ir palaikė. O tik nutilai matyti ir lūžau. Čia dėl visko ona kalta su savo tuo ilgu pasivaikščiojimu. Gerai, užteks, einu į savo karalystę. Tai dėl manęs galėtum ir neiti. Taip, klausau. Taip, ponė Robertai. Tai beveik viskas jau sutarta, pasirašyta, viskas supirkta. Nu, jo, rytoj jau galėsiu jums atsiųsti ir dokumentus. Taip, tik su klebonija ten yra dar truputį problemų, bet žinot, kaip Lietuvoj. Jau geriau, kad viskas būtų padaryta, nes po to, užvirs dar smala, kažkas pradės ginčytis, dar ką nors. O tai žemės jau prie miestelio. Tai kai turėsim jas, tai galėsim daryti jau ką nori. Labas vakaras. Jo, haidai, dūdos jūs. Miegot varykit. Ne, čia, ponė Robertai, nu, vakaras, tai kurmiai vaikšto visokie. Nu.
Užteks? A, jo. Kaip ilsiu. Arbatos. Labas, Jurgituk. Labas, močiut. Pusryčiausi? Oi, Labą dieną. vaikeli. Ne, taip, susinervinus esu, kad kasnis burnon nelenda. Tai matau, kad kažkokia tokia iš veido iškritus. O naujienų turi kažkokių? Kas tik netingi, vaikeli, tas seną žmogų, kad tik apgaut. Va, nenorėčiau tau nieko sakyti, nenorėčiau tau dieną gadint. Ale, pasakysiu. Na. Tai va, tu man pasakyk. Tu įsivaizduoji, atėjo Gediminas ir už žemę siūlo už hektarą 20 000. A taip gali būt, ką? A taip gali būt, ką? A neapgavystė čia kokia? O, bet iš tikrųjų aukšta kaina, ką? Tai va. Čia reiktų žmonių iš tikrųjų paklausinėti. Kokia yra apskritai rinka? Bet jeigu tokia kaina apie pardavimą, gal ir verta pagalvoti. Tai va, tai ir aš sakau, pinigų tai reikia, ale čia neapgaus. Baigtų, močiut, kokia čia apgavystė? Bet žinok, Jurga, man irgi įtartinai atrodo iš tikrųjų. O Gediminas neprasitarė, kam jam to žemės taip mirtinai reikia, jeigu jau tokius pinigus siūlo? Kad ne? Čia, žinot, reikėtų viską gerai išsiaiškinti iš tikrųjų, nes bus va taip sutartį įrašyta, koks mažom raidelėm sakinukas, kad jeigu kokios sąlygos neįvykdai, tada nuo sumos krenta procentai. Ir iš vis ar tokios kainos gali būti? Tai va, ir aš taip sakau. Tai gal reikia pasidomėti, gal naisiuose koks nors projektas vykdomas, gal mes kažko nežinom? Gal. Taip ir maniau. Daržuose nugarą lankstai, o į darbą jau sveikata neleidžia, ne? Tai kiek tas tavo biuletenis dar tęsis, ką? Kiek reikės, tiek ir tęsis. O kai jis pasibaigs, aš dar kartą nueisiu pas gydytoją ir paprašysiu, kad man jį pratęstų. Suprantat, man tokį psichologinį išsekimą nustatė, kad daržų ravėjimas man kaip kokia terapija. O tu žinai, tu gal pabandyk, gal indų plovimas ir stalų nurinkinėjimas irgi gerą terapinį poveikį turės, ką? Ne, ten per daug įtampos. O be to, gydytojas psichologas man patarė kuo mažiau turėti kontakto su jumis. Čia dabar. Kas per patarimai? O taip va. Suprantat, Sigita, aš kai jūs pamatau, man toks silpnumas užeina. Viskas tada asocijuojasi su kažkokiais prasimanimais, gandais. Ir visa kita. Klausyk, gal tu tada nebegrįžk į tą darbą, ką? Jeigu jau tau taip silpna mane pamačius, tu rašyk iškart pareiškimą ir viskas bus aišku. Šitą tai jau tikrai nesulauksit. Nieko aš nerašysiu, o šitą mano darbo vietą, tai palaikykit man. Tai žinai, su tokiu požiūriu vietos jau ten dabar nėra. Tau. Žinai, keli studentai tave savanoriškai dabar pavaduoja. O, keli studentai. Savanoriškai pavaduoja. Iš kur čia toks gražus poelgis ir tokie geri žmonės? A čia ne tavo reikalas. Ir mano kantrybės, žinai, tu geriau nebandyk. Perspėj iš karto. Sigita, tai perduokit gražius žodžius, padėkos žodžius šitiems studentams. Labai gražus poelgis. Sveikas, Pijau. Sveiki. Pasitrauk nuo savo kompiuterio ir pasižiūrėk, ką aš čia tau atnešiau. Nagi, ir kas tai? Tai senovės baltų arenos brėžinys. Skersmuo kokių 200 metrų. Vau. Įspūdinga. Nagi, ir kur ketinat visą tai daryti? Tai aišku, kur. Taigi naisiuose. Aš prisipažinsiu, man sunku būtų įsivaizduoti tokį statinį kažkur čia pas mus naisiuose.
Tai ką, ant žemės vietos nebėra? Ne, vietos tai yra, bet aš net nežinau, bendrovė laisvos žemės tokios neturi, o žmonių sklypai jie yra privatus. Pagaliau, kiek reikės vien žemė šitam pastatui, ar bent pabandėt paskaičiuoti? Paskaičiavau. Va, viską paskaičiavau, Pijau. Va čia viskas surašyta. Aišku, ne visai tiksliai dar paskaičiavau, ne inžinierius gėsiu, bet apytikriai taip. Žinokit, net nežinau, ką pasakyti, beprotiškas projektas. Didingas ir monumentalus.